žabangose, ir jie probleivas nuo velnio žabangų, kuriuose vergavo jo valiai. Antras laiškas Timotiejui, 2 skyrius 26 eilutė. Kai kurie krikščionys galvoja, kad jie tikrai neįsivels į velnio žabangos. Jie žino nelaboje trūkos ir prieš nuodžius. Velnias tikrai jų nepaveiks. Tačiau tą jis ir turi mintyje, nes tokie žmonės pasitikė savimi, savo žinomis ir Biblijos išmanymu. Jie išdidūs žodžiais ir mintimis ir net nepastebi, kaip tokia puikybė rezga tinklą. Greit jie melsis, bet tik su savimi ir buvimas krikščionių taps fasadu. Tad mums reikalingi broliai ir seseris, galintys laiku įspėti, nes patys mes nematome savo klaidų. Tačiau į kitų klaidas badome pirštais. Viešpatie, atsiųsk man žmogų, kuris mane pataisytų, padėk būti nuolankiam, priimti kritiką. Rytų Europoje gyvena vyras, kuris gebėjo gerai sakyti pamokslus ir jo veikla visada lydėjo stebuklai. Dievas per jį padarė daug gero tautai, tad jis traukė žmonės, po kurio laiko jis apsiskelbė apaštalu ir paliko savo šalį. Jis manė, kad Dievas pašaukė jį didesniems tikslams, pasauliniai misijai. Vyras rinko pinigus, norėdamas parodyti, kad Dievas laimina. Jo darbo kambarys tapo didesniu nei mūsų butas. Visi daiktai buvo skirti komfortui. Toks vyras paslys. Tačiau Dievas kantrus ir galbūt gali jį grąžinti į normalų gyvenimą. Tačiau su laiku aiškėja, kad tai dar toli gražu. Visgi tarp jo bažnyčios ir jų brolių bei seserų kilo ginčas. Net jei jis ir tokioje situacijoje negrįš į savo vėžes. Žlugs jo bažnyčia ir baigsis geri laikai. Puikybės visada laukiant nuopuolius. Net jei ir Dievas yra kantrus. Gaila šio Dievo žmogaus. Mes galime taip pat patirti tą, ką patyrė vyras. Jis išpuiko ir nesileido būti valdomas, nors Dievo karalystėje buvo palaimintas žmogus. Velnio žabangos sudaro tokios savybės kaip puikybė, malonumo tenkinimas, pavydas, kartelės, savigrauža, jautrumas ir egoizmas. Kaip galiu apsisaugoti, kad nepatekčiau į pinkles? Turiu daryti taip, kaip nurodyta 91 psalmėje. Nelaboje strėlės šaudo dieną ir naktį, tačiau aš jungiuosi prie Jėzaus, mano gelbėtojo. Nereikės to bijoti nakties klaiko, strėlės iššauto Dievą dieną. Kas pas mane myli, tą gelbėsiu, saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. Psalmyno 91 skyrius 5 eilutė ir Psalmyno 91 ir 14 eilutė. Dėkuoju Jėzau, su tavimi esu apsaugotas nuo nelabojų pinklių. Noriu priimti tavo patarimus ir keistis, kad broliai ir seseris man padėtų. Tavo geroji dvasia turi mane vesti ir aš noriu jos klausyti. Dėkuoju, kad manimi rūpinėsi. Amen.